Tai sveiki visi. Pakalbėkim apie apsaugas. Nuo magijos, nuo nužiūrėjimo. Tiesiog iš tikrųjų pamačiau postą vieną su tokiu klausimu, ką daryti, kokias apsaugas dėti vaikams. Būtent nuo nužiūrėjimo to vadinamo, ne? Tai žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Paprastą dalyką. Geriausia apsauga yra jos nebuvimas. Ta prasme, nenaudoti jokių apsaugų. Nes apsauga yra kas? Yra tam tikra programa. Kai kurie jūs net tuos šniurelius raudonus ryšatės, jūs kažką kalbate, jūs atliekate tam tikrą ritualą, susakote, tai yra kas? Uždedate tam tikrą programą. Tai programai reikia jūsų energijos. Ir jūsų dalis kažkokia tai energijos eis tai programai. Ir dabar įsivaizduokit tokį variantą. Didžioji dauguma žmonių, va jie tai kaip žolė pakvypo, siaubas. Žinokit, dabar ne į temą pasakysiu, bet kai dabar žolė užkvypa, tai mūsų tie naujieji kaimynai irgi taip pat tvatina žolę paskutiniu metu, nežinau, labai dažnai. Ar čia juos užverbuoja, nesuprantu, žinokit. Ne apie tai, bet dabar taip toksai atėjo dvelksmas ir nuo pačio ryto, žinokit. Čia kažkas taip gerai pučia žolytę, kad oi, kvepalai mano net nepramuša. Tai žodžiu, dabar įsivaizduokit tokį dalyką. Moteris mėgstanti įvairiausias praktikas dvasinės, nevengianti vaikščioti pas būrėjas ir taip toliau, žodžiu, pas ją energetikoje yra labai daug skylučių, labai daug priėjimų, ją lengva ir atakuoti maginiu būdu, ta prasme uždėti jai bele kokias programas maginės. Ir jinai susilaukia vaikučio ir jinai dar sugalvoja dėtis apsaugą vaikui. Jau ir taip nuo jos eis vaikui įvairios atakos energetinės. Tai jinai dar sugalvoja kažką, tai jinai dar sugalvoja užsidėti kažkokią apsaugą, kuri pareikalaus iš jos irgi energijos. Tai jinai energijos dar mažiau turės. Tai jos vaikelis sirgs ir sirgs. O kodėl sirgs? Todėl, kad pas ją energija išeina. Šiaip mes esam apsauga. Moteris yra apsauga savo vaikams. Ta sveika moteris, kuri netaško savo energijos į kairę, į dešinę, nepriklauso magijos egregorai, jos energetika yra ganėtinai švari. Jinai yra kaip apsauga savo vaikui. Juk ne veltui aš jums pasakojau apie moterišką energiją, kas ji yra, kokią reikšmę turi šeimai, visai šeimai, vyrui. Tai viskas yra susiję. Ir jeigu jūs naudosit kažkokias apsaugas nuo kažko, žinot, raganos pasijuokia iš tų apsaugų. Žinot kodėl? Todėl, kad visas apsaugas galima nulaužti. O žinot kodėl? Todėl, kad žmonės priklauso magijos egregorui. Ir kai jūs priklausot magijos egregorui, jūs dedatas apsaugas, tai skamba juokingai iš tikrųjų. Aš dabar taip suvokiu ir man tai yra juokinga, bet buvo laikas, kada ir aš pati naudojau tas įvairias apsaugas. Aš dažniausiai dėdavausi tam tikras runas. Šniurelių nenešioju, bet runas tai tikrai nešioju. Tai ant kūno piešdavau. Tai ne veltui aš jūs mokinu, taip galim sakyti, atsijunginėti nuo to maginio egregoro, ne šiaip savo. Čia tam, kad jūs atsistatytumėt ir neturėtumėt tų skylių, tų priėjimų prie jūsų. Tikrai yra žmonių, kurie per savo gyvenimą nesinaudojo būrėjos paslaugom, nesinaudojo aplamai nei astrologija. Ta prasme tikrai yra tokių žmonių, bet jų yra vienetai. Tai
prie jų jokia magija nekibs. Jie turi labai stiprią valią. Prie jų neprikibs ir viskas. Nu tiesiog neprikibs. O kiti tiesiog yra palaužiami, nes kažkurioje vietoje yra lūžis. Gali būti, kad tas žmogus ir nevaikšto, ne, kad nesinaudoja kažkokiom paslaugom, bet jo mama eina. Nes mamos ir vaiko ryšys jisai, visados būna iki mirties. Daleiskim, mano mama vaikšto pas būrėjas, man tai atsiliepia, suprantat? Čia yra tokie dalykai. Todėl patariu moterims, būkit protingos, nedarykit tokių klaidų. Ir aš, žinokit, būtent irgi supratau, kad kai tu nenaudoji kažkokių tai apsaugų, tu kažkaip kitaip ir gyveni. Tau nereikia net saugotis. Ko man saugotis? Tai pas mane priešų tikrai nematomų yra nemažai ir jų daugėja su kiekviena diena, nes aš kalbu visai kitaip nei jie. Ir jiems aš kliūnu. Aš esu kaip rakštis šiknoja, ne? Trukdis toks neblogas. Tai taip, aš atakų gaunu, aš apsaugos nesidedu. Būna kartais panaudoju vieną tokį simbolį, kartais, bet dažniausiai aš naudoju tuo metu, kai dirbu energetiniam lygmenį ir kai man reikia tvarkytis su magija. Ypatingai, kai dirbu su raganom, ta prasme, užčiuopiu raganą, kaip sakant, žodžiu, kad pas mane buvo atėjus, tai deduosi tokį simbolį, bet aš jį deduosiu laikinai. Ta prasme, aš įvardinu, kiek laiko jis man turėtų veikti kaip apsauga. Ne tai, kad užsidedu, o reikia įvardinti, duoti tam tikrą, kaip pasakyti, kaip komandą, kaip programą, kad man reikalinga apsauga, daleiskim per naktį. Nes jaučiu kokią nors ataką ir jeigu, tarkim, energetiniam lygmenį ką nors tvarkiausi su kokia nors vėdma, tai automatiškai pas mus laiko skirtumas yra, kaip sakant, 8, man atrodo, valandas, neatsimenu. Tai žodžiu, diena naktis maišosi. Tai aš kartais, čia labai retai iš tikrųjų, užsidedu nakčiai apsaugą tokią laikiną. Kodėl laikiną? Todėl, kad mano energija eina tai apsaugai. Daugiau jokių apsaugų nenaudoju. Naudoju dažnokai mudras. Man atrodo, aš jau mudrą esu vieną rodžiusi koncentracijai. Nežinau, ar kas nors bandėt ar ne. Tai šią mudrą naudoju, jau esu rodžius. Tokie kaip ir sujungiam nykščius. Aš visados taip ant krūtinės pasidedu prieš susikoncentruojant, kai dirbu energetiniam lygmenį. Bet čia jau atsigulus lovai, jei aš dirbu energetiniam lygmenį, vaikštant, kalbant, buityje, tai aš tų simbolių nenaudoju. Nes šiaip tai visas pasaulis yra sukurtas su simboliais, tik reikia žinoti, kokius simbolius naudoti. Nes jei naudosit labai daug kur kryžiaus simbolį, jeigu naudosit akies simbolį, trikampio simbolį, Z simbolį, tai, kaip sakant, pritrauksit atitinkamus įvykius savo gyvenime. Nes yra stiprios runos, griaunančios, palaužiančios žmogų, priklausančios kai kurioms sektoms ir taip toliau. Čia iš tikrųjų reikia labai smarkiai domėtis. Aš tik patariu pasidomėti mudromis. Neblogi tikrai kai kurie simboliai. Ir visą tai aš neišgalvoju pati. Aš kadangi esu labai didelė fanatė, taip galima sakyti, jų fanatas, didelė gerbėja vieno tokio kanalo,
kurio dėka aš į pasaulį pasižiūrėjau kitomis akimis ir aš jį lig šiol seku ir kuom tas žmogus dalinasi, aš ant savęs išbandau ir pajaučiu tą skirtumą. Kaip man veikia, ar gerai, ar blogai ir taip toliau. Tai vat aš jums netgi galiu rekomenduoti, ką jūs galite padaryti savo gero, harmonizuojant save, savo energetiką su visata. Ir nereikės jums dėtis jokių apsaugų. Kaip ir sakiau, apsaugas dedu kartais. Šį simbolį, kurį aš jums parodysiu, kuris yra netgi ant mano YouTube'ės viršelio, galima jį aplamai naudoti bet kur, nieko neįvardinant, neprašant apsaugos, jisai turėtų harmonizuoti jūs ir viskas. Bet aišku, jeigu kokia vedmančka sugalvos tą simbolį padaryti pagal save, jai tiesiog bus atkatas. Tiesiog perspėju. Jei galvojate, kad čia yra kažkoks įdomus instrumentas, kurį galima padaryti pagal save, jums tiesiog bus atkatas. Ir tiek. Tai toks neblogas iš tikrųjų patiko man variantas. Sukuriat savo energetinį rutuliuką, tiesiog pajaučiat, kaip iš krūtinės išeina jūsų energija. Galit pasižiūrėti, kokios spalvos jūsų energinis rutuliukas, tokios spalvos yra jūsų energija, aura, taip galim pasakyti. Aš netgi anksčiau praktikuodavau tokį dalyką, kas bijot veidrodžių, tai nedarykit, bet kas nebijot, galit pasipraktikuoti. Kaip pasižiūrėti, kokios spalvos tavo aura, tavo energija. Žiūrėti tiesiai į veidrodį ir žiūrėti į kokį nors tašką. Į vieną tašką, tarkim, pasirenkam kaktą ir žiūrim į savo kaktą ir stengiamės nemirksėti. Pradės ten akise visokie plėmai matytis, įdomus toks reiškinys, nereikia bijoti viso šito reikalo. Jau esu išbandžius, nežinau kiek kartų, labai fainas reikalas. Ir po kurio laiko pradedi matyti tą aplink save švytėjimą ir pradedi matyti, kokia tai spalva eina. Čia vienas iš tokių praktikų, kada norim pasižiūrėti, kokios spalvos yra tavo energetika. Tai tuo laiku, kadangi aš buvau tokiose jau labiau žemuose vibracijose, visgi buvau įnykus į magijos egregorą, aš mačiau žalsvai pilka murzina, žodžiu, geltona murzina kažkokia spalva, kaip į žalumą nešanti. Kai energetika prasivalo, automatiškai pasikeičia truputėlį spalva. Tai aš ją matau tokia kaip auksinė, bet tokia labai šviesia auksinė. Kaip dabar pavadinti? Tokia labai šviesi auksinė spalva. Tokia energetika. Tai jums dar tokia viena praktikėlė, kaip galite pamatyti. Bet nebūtinai žinot, jeigu jūs nepamatysit, tai nereiškia, kad kažkas su jumis yra negerai. Ne, čia tiesiog. Tai mes įsivaizduojam, kad iš mūsų krūtinės išeina mūsų energija, būtų gerai ją suspausti, kad jinai būtų kuo tankesnė. Ir tą visą rutuliuką mes tiesiame link kojų ir per visą kūną nuo kojų praleidžiame. Tiesiog iš lėto praleidžiame, jaučiame, galbūt kažkur tai kažkas pasijaus, galbūt kokios programos išlys, kas nors. Man atrodo, aš jums esu sakiusi, kaip pasidaryti tą skanerį, bet čia ne skaneris, čia tiesiog jūs praleidžiate tą rutuliuką, po to rutuliukas, po to pasiema tą rutuliuką taip ir iškeliam iki pačio viršaus. Taip iškeliam, pabūnam kažkurį laiką,
sugrąžinam į krūtinę zoną. Čia, kad jums matytųsi. Ir pasukam mane. Supratot. Tiesiog taip pakeliam, padarom tokį ratą ir jau kita padėtis. Grįžtam prie kitos. Buvo va tokia padėtis, grįžtam prie tokios. Toks veiksmas, žinokit, toks kaip energijos pasukimas duoda labai tokius įdomius pojūčius. Pamėginkit tikrai tie, kurie praktikuojatės. Na, tie, kurie nesipraktikuoja, jie tokių dalykų ir nedarys. Bet tie, kurie praktikuojasi, tikrai verta pajausti tuos pokyčius, tokius energetikoje. Vat, labai geras dalykas. Toliau yra irgi nebloga šita mudra, ne mano sukurta, tikrai ne mano. Tai padarom tokį vat rombą ir žiūrim, kaip sakant, į pasaulį pro šitą simbolį. Po to padarom tokį irgi ir mes iš nugaros tą patį simbolį irgi padarom. Toks kaip gaunasi užraktas, bet aš jums parodysiu, kaip atrodo. Užraktas tiesiog būna va taip nugarytė. Jau nebe tokį paliekam, bet jau arčiau nykštys nykščio. Va tokį kaip užrakto paliekam ant nugarytės. Aš manau, kad aiškiai parodžiau. Tiesiog už nugaros tokį užrakčiuką. Tai tas užrakčiukas, galima sakyti, yra nuo magijos. Galima naudoti tokią mudrą, kai dirbate energetiniam lygmenį. Drąsiai tokia kaip truputėlį apsaugyti iš visatos. Kažkurį laiko tarpo jinai paveiks. Aš neužduodu, sakyti, programos, kiek laiko tai turėtų vykti. Būna, žinokit, kad aš nedarau taip fiziškai. Būna, kad aš energetiškai tuos simbolius užsidedu, kur reikia ant savęs. Taip pat šį simbolį aš nenaudoju fiziškai. Neatsispausdinu ant kokio lapo ar nenusipiešiu. Aš tiesiog energetiniam lygmenį užsidedu. Tie, kurie dirba su savimi, jie tai gebės padaryti, bet tie, kurie nedirba su savimi, nori kažkokios tokios apsaugėlės, kartais, ne? Tai jūs galite tiesiog atsispausdinti arba nusipiešti ir pasidaryti tokią kartais apsaugą, jeigu kada jums prireiks. Bet supraskite tai, kad eis jau jūsų energija tam reikalui. Tad geriausiai aplamai nenaudoti jokių apsaugų, jokių šniurelių, nieko. Vat matot, kad aš nešioju, nieko aš nenešioju, man to nereikia. Tad geriausia apsauga yra nelįsti į maginius reikalus. Susitvarkot savo energetiką ir niekas jų ten nepramuš ir taip toliau. Jeigu pramuš, tai jūs žinosit, kaip su tuo tvarkytis, nes aš jūs mokinu, kaip tą daryti. Kaip tvarkytis energetiniam lygmenį, su tom programom, su tom maginiam programom, kaip tvarkytis energetiniam lygmenį, ką reikia daryti. Na, aš nesakau, kad, tarkim, nereikia turėti ten tokių akmenukų. Aplamai akmenukai turi tą savo energetiką, kai kurie labai fainę energetiką. Aš pati tų akmenukų turiu, nieko aš ten jų nekraunu, nepakraunu. Vienintelį dalyką, kur dabar aš juos panaudoju, tai aš jums rodžiau jau šitą aparatą, tai įmesiu dar šone. Tai vat kartais aš pasijungiu šitą aparatėlį, aplinkui pasidedu tų akmenukų, tai aš tą aparatėlį panaudoju
kartais, kai pajuntu, kad padaugėja energetinių atakų. Tik tuomet panaudoju. Tai žinokit, dabar paskutiniu metu tai labai retai. Tenka, bet labai retai. Ir jis tikrai labai gerai atmuša tas visas maginės atakas. Taip gerai sutvarko. Tai vat rekomenduoju tokį aparatėlį pasidaryti visiems. Ten iš tikrųjų nieko sudėtingo, reikia tik varikliuko. Kiti žmonės pasidaro nuo tų mini ventiliatorių. Tik magneto labai reikia, tokio stiproko magneto. Net mačiau, vienas vyriškis Andrėlės prisimontavo ir suko, žodžiu. Kaip kas išmano, taip tas ir pasidaro. Tai labai gerai valo energetiką žmogaus. Tai tie žmonės, kurie turi labai stiprių pajungimų ir jie pradeda daryti tuos atsijungimus, tai aš net jiems rekomenduočiau kiekvieną dieną po 2-3 minutės įsijungti tą aparatą. Aš esu apie tai kalbėjusi, bet pas mane žiūrovų po truputėlį daugėja ir jie tikrai nežiūri tų senų video filmukų. Tai tenka pasikartoti, tokį aparačiuką galite pasidaryti ir pasileisti 2-3 minutės. Negalima miegame, negalime lauke, labiausiai tinka virtuvė kažkur, svetainė, ten, kur jūs nemiegat, suprantat. Jei jūs neturit galimybės pasidaryti, man parašykit, aš atsiųsiu savo video tą filmuką, užteks jums pasižiūrėti vieną kartą per dieną, bet kai žiūrėsite, būkite toj vietoj, kur rekomenduoju. Nebūkit miegame, nebūkit lauke, kai jūs žiūrėsite tą video filmuką. Žinokit, veikia viskas, nesvarbu, kur jūs esate. Energijai laikas neegzistuoja, absoliučiai. Vieta, laikas neegzistuoja. Tai va tokia jums bus tokia savotiška kaip ir apsauga, kaip ir pagalba, taip galim sakyti, ką aš jums išvardinu. Jei jūs nesispjaudote dėl rusų kalbos, rekomenduoju stebėti Celnozor kanalą, iš ten jūs gausite labai daug informacijos, nors paskutiniu metu jie daugiau rodo apie praeities griuvėsius daugiau, bet žinot, yra labai gerų senų video filmukų ir kai žmogus nepatingi, jisai gali visą tą istoriją kuo puikiausiai su laiku sužiūrėti ir jam problemos tikrai nebus. Tiems, kuriems reikia sukramtytos, iškramtytos informacijos, tai aš jūs nuvilsiu, nes kiekvienas žmogus turi įjungti savo mąstymą. Nepatingėti dirbti energetiniam lygmenį, nepatingėti dirbti ir fiziniam plane su savimi. Ne tai, kad aš kažką darau energetiniam lygmenį, kažką keičiu, bet fiziniam nieko nekeičiu. Jokių įpročių nekeičiu. Tai praktiškai jūsų tas darbas eina niekais. Jūs tik gaišinate savo laiką ir tiek. Tai vat, tai manau šiam kartui tiek. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ate.